Portalo pašnekovas Alytaus Švento Kazimiero parapijos klebonas Rytis Baltrušaitis. Pokalbis apie kunigo bendravimą su į jį besikreipiančiaisiais popieriniais laiškais. Kalbina žurnalistas Vytautas Markevičius. Kunige, kas jūs paskatino prieš 3 metų imtis tokios bendravimo su žmonėmis formos popierinių laiškų rašymo? Paskatino, žinote, pandemijos laikas, nes pats turėjau laiko daugiau, kadangi mes kunigai negalėjom kažką labai daryti fiziškai, tik nuvažiuodavom prie kapinių vartų pasitikti mirusį žmogų ir palaidoti, ir viskas, net mišių su žmonėmis negalėjom aukoti. Ir man atėjo supratimas, kad žmonės labai daug išgyvena įtampos, nerimo, neaiškumo dėl pandemijos, kai kas tame matė ir pasaulio pabaigos ženklų ir galvoju, ką aš galėčiau daryti. Ir viena iš minčių, aš galiu atrašyti į laiškus, kuriuos man žmonės parašo, ir gal mažą spindulėlį tokios šviesos ir prasmės įnešiu bent akimirkai, bent kol perskaitys, ir tai bus labai gerai. Ką rodo jūsų gyvenimiška patirtis, tarnystė, ar daug yra žmonių, kurie dėl įvairių priežasčių negali, nedrįsta ar nenori tiesiog susitikti ir kalbėtis gyvai, o visą tai išdėsto laiške? Dalis žmonių, žinot, tokia labai didžiulė tai ne, bet tiems, kuriems rūpi klausimai ir jaučia, kad norėtų juos spręsti, tarkim, su kunigu, konkrečiai su dvasininku, tai jie ieško dvasininko, ne visada lengva rasti gebantį kalbėtis dvasininką, nes žmonėms yra pasakoma kartais, kad neturiu patirties, čia ne mano kompetencija. Tai žmonių, žinot, yra. Ir tikrai iš tų laiškų turinio, kuriuos aš gaunu, galiu spręsti, kad su kai kuriais klausimais žmogui gyvai būtų labai nepatogu. Man nebūtų nepatogu, pas mane toks žmogus ateitų, bet žmogui tas pirminis persilaužimas, toks, reiškia, pertrūkis jo tikrovėje, kad gyvai susitikti, tai laiškas yra toks susitikimo tilto projektas, vadinkime. Kunige, o ką liudija tie susirašinėjimo metai? Kas daugiausia rašo jums? Kaimo, miesto žmonės, jaunesni, vyresni, vyrai ar moteris? Žinot, turbūt atsakyti turėčiau, kad taip per vidurį visų jūsų paminėtų klausime dalykų. Tiek vyrai, tiek moterys, tiek jaunesni, tiek vyresni, tiek iš kaimų, tiek iš didmiesčių, labai įvairi publika. Ar laiškuose dažniausiai ko nors klausiama, ar tiesiog norima netiesiogiai pasikalbėti su jumis laiško forma? Yra dalis laiškų, kur nori tiesiog pasidalinti, net kartais pasidžiaugti kažkaip savo gyvenimo pasiekimais, ar ten koks vyresnis žmogus, tai vaikais ir anūkais pasidžiaugti, bet didesnė dalis yra labai rimtos problemos. Paprastai tai yra tarpasmeninių santykių, arba gedėjimo problema, arba kokiu nors žmogus moraliniai dilemoj. Tai yra, kad labai konkrečiai klausia ir laukia mano atsakymo, yra, kad pasidalina, bet mano supratimas leidžia turėti matymą, kad aš turiu atrašyti ir žmogui turiu pagelbėti. Jis pasidalino savo istoriją, neužduodamas konkretaus klausimo, bet atviras pasidalinimas rodo, kad aš turiu atliepti, reaguoti į tai, ką perskaičiau. Žmonės yra labai įvairūs. Ar gaunate ir piktokų laiškų, nepasitenkinimą išliejančių ir taip toliau? Konkrečiai mano atžvilgiu tai negaunu, nes didžiosios dalies žmonių aš nepažįstu, kurie man rašo, bet pasvarstymų apie tai, kad dėl vieno ar kito bažnyčios veiksmo arba neveiksmo skauda, taip, tokių laiškų pasitaiko. Kiek skaičiau, jūs tų laiškų nekaupėte, juos perskaitote, atsakote, o kur jie toliau keliauja? Pats laiškų turinys tai keliauja yra popieriaus smulkintuvo technika, kur paskui jau neįmanoma ten sudėti juostelėmis niekaip, pasilieku tik tai vokus, kadangi ant vokų numeracija yra, tarkim, ar pirmas laiškas, ar antras, ar trečias, kad nepameščiau tam tikro ritmo, kadangi rašo ne 2 ir ne 3 žmonės. Tai atima daug jūsų labai brangaus laiko, kunige, tačiau suprantu, kad pagalbininkų šioje srityje jūs negalite turėti, nes tie laiškai adresuojami asmeniškai jums. Taip, tiesa, tik tai aš galiu pasikonsultuoti, tarkim, žmogus kelia klausimą, kur tikrai man trūksta kompetencijos.
ir aš tada pasikonsultuoju su savo kolegomis, psichologais ar kunigais, ar kartais ir gydytojui kokiam tenka paskambinti, kad suprasčiau, nes, pavyzdžiui, žmogus parašo, kokius vaistus naudoja ir aš tikrai negaliu identifikuoti taip nuo ko jie yra, nuo kokio sutrikimo ar kokią problemą sprendžia, bet pagalbininkų aš negaliu turėti, kaip sakot, tai skirta man, laiko paima ir aš tai laikau absoliučiai tiesioginė sielovada. Kunige, ar šio bendravimo meno nepanoro išbandyti jūsų kolegos, kiti kunigai? Neteko girdėti. Žinome tokią sparnuotą frazę, jeigu gali nerašyti, nerašyk. Kokiais atvejais nepatartumėte rašyti jums laiško, gadinti savo ir jūsų laiko? Turbūt tais atvejais, kai norėt laiško turiniu pakeisti bažnyčią, popiežiaus laikyseną kažkokiu klausimu, ta prasme, kur ne mano ir jo susitikimas laiške būtų, bet tokios labai globalios temos, nebent žmogų labai asmeniškai liestų, tai taip, bet kartais labai norima keisti pasaulį visą, bet ne save. Tai patarčiau, kai noriu keisti kitus, bet ne save, tuomet susilaikyti. Jūs ne tik žinomas kunigas, bet ir psichoterapijos specialistas. Ar pastebėjote, kad žmonės labai dažnai į jūs kreipiasi grinai dėl tokių dvasinių išgyvenimų? Žinot, dėl dvasinių išgyvenimų tai gal labiau kreipiasi kaip į dvasios palydėtoją, dvasios tėvų vadinkim. Psichoterapiją šiuo metu studijuoju ir vienas iš dalykų studijuojant yra privaloma praktika, konsultavimo praktika. Tai esu konsultuojantis psichoterapeutas, žmonės kreipiasi ir yra žmonių, kurie ieško konkrečiai kunigo psichoterapeuto. Tai klientų mano rate turbūt nemaža dalis, kur konkrečiai norėjo savo gyvenimo problemas ar to laiko problemas spręsti su kunigu psichoterapeutu. Kunige, bendravimas yra didžiulė Dievo dovana, ko labai trūksta šiandieniniam žmogui. Kokias kitas žmogiškas vertybės be pasitikėjimo jūsų manimų puoselėja šis jūsų bendravimas su žmonėmis popieriniais laiškais? Man atrodo, kad tai yra santykio, gebėjimas kurti santykį, nes yra žmonių, kurie labai nedrąsūs, labai sunkiai eina į socialinį kontaktą iš vis. Ir atvirumas, didžiulis atvirumas, čia kažkurioj platformoje žinių buvo ta mintis pagauta, kad, žodžiu, dabar galima atlikti išpažintį moderniai per laiškus, tai čia netiesa. Atvirumo lygmuo tikrai yra toks kaip išpažintyje, jeigu žmogus kalba apie savo nuodėmes. Man ypatingai svarbu atvirumas ir paskui turbūt žmogaus gebėjimas ramiai priimti turinį, kurį aš jam parašau. Tas santykio mezgimas ir jaučiu, kad dažnai man laiškų turinys, kuriuos gaunu, kad dažnai yra, jog aš pirmas žmogus, kuriam tai parašoma, sakoma raštu. Ačiū Jums, kunige, už pokalbį. Tai buvo portalo pašnekovas, Alytaus Švento Kazimiero parapijos klebonas, kunigas Rytis Baltrušaitis. Tai buvo pokalbis apie kunigo bendravimą su į jį besikreipiančiais popieriniais laiškais. Kalbino žurnalistas Vytautas Markevičius.